Kažkokia užkandėlė. Mes būdgoščiai. Aš vėl visas raudonas, karšta. Va čia kokie 30 porą laipsnių. Češski port kažkoks yra labai geras restoranėlis atseit. Bandysim čia paėsti. Tai šiandien... Burger českį. O, nenoriu burgerio. Tai va. Nu va, viskas atrodo va. Miestelis taip, čia kažkokia upė. Kaip čia už tą upę vadinasi Burda kažkai, ne? Nu kažkoks. Češki port. Ne, čia restoranas, upė. Tai ir tau ir sakau, Češki port. Čia yra upė kaip vadinasi. kaklas. Už nugaros jum upė, jeigu pastebėjot. Anželika, aišku, Anža po šampės pripisus, nieko nesupranta. Čia Češki port. Tai va, vienu žodžiu, viskas va taip, fainas miestukas sekantis, valgysim skaniai. Nežinau, nedaug. Ką pasakysi? Nu pasakykit, ką nors gero ateičiai. Tai oras labai puikus. Tiesiausi dabar. Nes Geras nuotaikos? Čia yra... Upė faina. Bet tas va 107 zlotai. O, čia yra sparniukų. Va šitas va. Aš tai irgi gal. Vieną, ne ant visų? Deska pivoška. Tai o valgysim kažką ar ne? Nieks neduos tau valgyti. O kodėl aš tik filmuoju ir nieko maisto nerinkau dar? Tai žinoma. Duodam leidimą rinktis maistą. Man davė leidimą rinktis maistą. Sucikai. Žiūrėk, Lėja sportiniai pozai. Žiūrėkit, paskutinis puslapis для бара. Mes galim paimti snekus, bet... Nu čia mes paėmėm. Kaip čia vadinasi? Smalėco? Ne, mes... Smalėco. Įėda, tik įėda. Gal tu irgi pradėk, kur dar yra? Nu tai jo. Tarp kitko labai skanios dešrelės, pasakyčiau. Visiems iš tau sardėtas. Bus ramu. Mes neįmanom išsigalvoti. Ai, čia viena. Čia palaikymo grupė. Kabakėlis. Kabakėlis. Aš noriu precelį. Šiek tiek žinokit, pamėgau. Is everything okay? Okay. Thank you. Vardas mažniau. Žiūrėkit, mes čia biški. Čia šonkauliai ripsai. Nežinau. Pasvyda taip vadinama karka, matomai, ne? Pasasta ten medalionai kažkokie. Pas mane yra Pasans rulat. Fish. žuvis. Blet. Upėtakis. Nu, bet mes atvežam prisėsti. Blet, prisėsim, numirsim. Bet skaniai. Va šitas vaizdas, man gadina vaizdą, va šitas padėklas tuščias. Vienu žodžiu. Pizdės. Nedaug tokių šampų.
O kur Andželika eina? O kur eisi Andželika? O iš tos įlankos, iš tos užtvankos paleido, da užtvanką atidarė, pradėjo visokius žolės leisti iš čia. O šiaip upė labai švari, graži, labai faina. Labai graži miesto panorama, super viskas. Koncertas vyksta. Žodžiu, fainas vakarinis miestas. Bydgoščių bažnyčia. Kas per bažnyčią, negaliu pasakyti. Graži, gotikinė, apšviesta. Kažkaip čia viskas gražu, apšviesta, gotiška. Faina. Užtvanka. Ką ta užtvanka reguliuoja, nežinau, žinokit. Bet žinau, kad iš jos nuleidžiamas vanduo ir labai teršia Volgos vandenį. Na, Bydgoščių utama aikštė, turgaus centrinė. Negaliu pasakyti, ar tai Rotušės aikštė, ko gero centrinė aikštė, nes nematau Rotušės. Tai va. Gražu, skanu, faina, super viskas. Žmonės džiaugiasi gyvenimu. Viskas faina. Matome kažkokia amžina ugnis. Jo, čia žuvusiam kariam, žuvusiam fašizmo aukom. Faina aikštė. Viskas labai smagu. Nu, neįsim žiūrėtus sandėlių. Biškai pavargę. Šiaip faina, muziejus gražu. Bet jau neturim jėgų. Grįžtam po biškį namo. Liuka. Šiukšliukai
Kibirų groja vyrukis. Mes atvykom į miestelį Gniežno. Atseit pagal viską pilis. Senovinis miestas. Čia kažkokia įspūdinga katedra. Eina pasižiūrėsim, kas čia ir kaip. Aplankysim, o šiandien mūsų kelionės tikslas Poznane. Pasivaikščioti po Poznane. Tai va. O, mano šeima. Mano šeima. Mano šeima. Gerai. Mamytė išėjo. Mamytė išėjo. Jo. Įspūdinga katedra. Jo. Aukštis toks. Nu, einam į vidų. Einam į vidų. Zwiedzanie? Не за? Nie. Окей. Po mszy, tak? Katedrai paprašė mane išjungti kamerą. O ten toks įdomus altorius. Jis ale kaip Petro bazilikoj. Ir tik Petro bazilikoj juodas. O čia poksuotas. Nu, šiaip taip, katedra labai didelė. Labai įspūdinga tokia. Nu, viduje galbūt tuštokas. Bet labai įspūdinga savo dydžiu. Nu, einam aplankysim miesteliukštį. Kavutės kur nors įlysim. Pagersim. Toks bažnytkaimis. Nu, bet šitas labiau patvarkytas negu Kulmas. Toks visai jau baika. Sakyčiau, ne labiau, labai patvarkytas. Keletą žvilgsnių į katedrą. Nu, negėda tokia būtų turėti ir pas mus kažkur tai. O kas čia? Ei. Šunys keliautojai. Būna varlės keliautojai, čia yra šunys keliautojai. Šiandien šeštadienis. Matomai miestelė kažkokios šventės bus. Kažkokie renginiai. O, šiandien biški atvėso. Man žiūrėkit, galim į tą nueiti dar katedrą. Matai, Arminai, kaip mano auklėjimas praėjo gerai. Šuo didelis. Lėjai nesakiau. Šiaip tai jinai nepamatė už lato. O, Liuka nuėjo pauostyti. A, ne? Taip pat pasiuostė tik tuo, kad šuo už dviračio. Noris mano. Mes važiuojam namai. Laukia balkonai, nu va, tiesiog važiuojam. Vidai, o kokio dydžio miestukas čia? Nežinai?
kiek čia žmonių. Šimtas tai čia ne miestukas, čia visas. Ohoho. Gerai. Nu, kavutės pagersim. O tai kur jūs norit kavutės pagerti? Šičia gerai. Minėjau bar. Nu, tinklinis toksai. Tai ten aukštos kėdės sukamos, tai ten tokios striomnos prie baro to prisėsti. Tai tik atsargiai sėskit, mes galim. Pagėrėm skanios kavutės. Dabar einam dar. Pažiūrėsim kažkokią bažnytėlę. Jo, mat reikia pafotkinti va tų skulptūrėlių mažų. O kas čia? Čia bebras. Bebras? Žiūrėk, Liuka, kas čia? Šiaip tai zuikis, nes ilgas ausis. Žiūrėk, kas čia, Liuka? Žiūrkis. Šiaip atrodo, kaip bebras bus. O tylu, aš kištelčiau nosį, galima biškį pafilmuoti, ne? Tyliai atsidaryk duris. Vėl išėjome į šviesą, iš visų tų religinių reikalų. Ir kecucikai vaikšto įdomus. Iš kur jie? Fainas miesteliukštis. Fainas labai. Nu, Ja ci powiem tak, Luka, zostajemy ej na no. noc, wiesz? Może by się dało zamienić na tą dwójeczkę? No, tak? Dociąganie, no one. Nu blemba, kiek čia pas juos visko, a? O, burgeris. Va čia tai burgeris, ne? Jau, bet jau žinai, kad jau laikas būtų. O, papa, stop. Lėja, nu prišikai tiesiai prie bačkos, nu. Nu tai. Nu ir darba.
Turtingi, maži Lenkų miesteliai. Paštas. Gražu. Čia dar kitokia. Na, čia dar kitokia. Čia dar kitokia. Einu kitą gatvės pusę perėjau. Dar viena įdomesnė bažnyčia. Biškį tokia senovinė. Labai gražus kiemutis. Tokia, wow. Tu manęs lauki? Toks miesteliūkštis, atrodo mažas. Kažkaip pavadinimas Gniežno, nežinau, man nieko nesako. Atoma istorinė prasme jis labai svarbus yra, bet toks miestelis su tokia turtinga architektūra. 3-4 aukštų namai. Nu, vienu žodžiu. Net simbolis yra žuvis. O visų antra, tai čia pomirtinį gyvenimą kaip perkelia. Nu, kur einam? Antikamaišai. Tai grįžtam ten. Taigi čia, o taigi viskas susipainioja yra. O kaip aš atrodau. Siaubas, morda krasnai, plaukai blemba kaip šito. Kaip ten tas Džeko Nikelsono 3 plaukai. Taigi tu gyrėsi vakar, kad tu pats gražiausias vyras Taip. Bygošio krantinė. Mes jokių kebabo burgerių nevalgysim. Kas čia? Kažkiek nelabai panašu. Bet aš turiu meni, kad jis Kodėl? Va, pažiūrėk, vienas kaip spėjai. O tu koks didelis dėdus. Na, aš ne dėl dydžio, o dėl to, kad čia ne jūs stilius. Kodėl tu žinai? Tiesiog mes neturim su kuo vaikščiot, kad mes neturim kur dėvėti tokių rūbų. Plojimai, kaip ten plojimai šitai. Fotografai ir plojimai. Oi. Nu, kaip ten tas... Gerai. Nemirsit už šito, kaip ir aš. Visą būdų nekuklos tokie vienas. Iš kuklumo Kodėl? nemirsit. O ko čia mirti iš kuklumo? Kaip tu vertinti? Ateikit pagelbėti. Ateikit. Vėl, vandu. Nenori. Žiūrėjau, tu vienėlis. Ateik čia. Čia. Aha, čia šaunuolis. Palak. Ne. Ne, sakė, prašau, jau rušiuo savo. Mes atvykom į Poznanę. Pirmą kartą šitą mieste. Niekada nebuvęs. Miestas didelis. Gal šiek tiek mažesnis už Vilnių. Bet realiai čia, man atrodo, 3. Vidai, čia 3 miestas Lenkijos, ne? Ar 4? Tu pažiūrėk, aš sakau, kiek gražu tokia kampinė. Mano lokla. Nu, tai čia tavo. Tai va. Ai, van. Diego, pažiūrėkit, kas čia taip užsegė šunį. Vidai, van, žiūrėk, kažkai tenais. Ėjo, kas čia taip užsegė. Kas ten žiūrėk? Vidai, man matai kažkaip... Vyrai jau kaip
Kažkoks bokštas. Agne, pažiūrėk, kokie liūkai išpūtusi. Pabėgai. Išlindo per ausytės. Einam, žukute, einam. Bet nėra jau kitos kilutės. Einam. Arba oda pasitikė. Žiūrėk, va ten kažkokie, ten bokštas kažkoks. Nu vienu žodžiu, bandom kažkur, ieškom kažkokios maityklos. Ieškom kažkokios maityklos. O, žiūrėk, kaip gražiai namą tvarkom. Matei, kokie ten piešiniai ant sienos. Gražiai namą tvarkom. Mes negalim grožėtis šituo, kol nepavalgysim. Tai gerai, davai pasigūglinsim. Nu, tai A kokio maisto mes norim? Kas čia per raidė? Aš nenustebsiu, jeigu čia ledais prekiauna. Kas čia? Cukierinė, jo, bandelės, purgos matomai. Va, į dešinę. Nu, va, koks miestas, tu pažiūrėk, kokia rotušė, ne? Eina savo, kaip gražu. Nu, greitai ten mes pafilmuosim viską. Picos tai neliks. Šiaip skanu. Labai skanu. Mes turėjom nufilmuoti, kaip atnešė, bet kažkaip užmiršom. O dabar ilgai filmuoti negaliu, nes picos tai neliks. Šiaip skanu. Labai skanu. Nu viskas, 3 lėkštės tuščios. Sotus? Gerai, liuks. Palauk, einam va taip apeis. Nu, rotušė tai jo. Poznanį ir pamačiau štai jau. Visi tik jėda. Kas, jūs norit valgyt? A kodėl jūs valgyt nieks nenorit? Nu vis tiek reikia kažkaip, tai aš nežinau. Bet to labiau, kad ateina vakarienės metas. Jau ateina, nespėja. Mums reikia kažkur susirasti restoranėlį. Bulvyčių ir burgerių. Jo. Nu. Nu va, mes pagaliau išlindom iš po stogelių. Atsidaro gražūs vaizdai. Labai. Kur visi šuoliuoja, bėga, kurie nespės, kurie neapeis. Na, kaip gražu. Jo. Super. Va, koks vaizdas gražus.
Čia Rotušė. Labai faina. Miestas švenčias šeštadienį. O, flashmobas kažkoks vyksta. Kaip faina. Labai gražu. Einu biškį į šoną, kad pafilmuot Rotušę, nes pastatas įspūdingo vaizdo. Aišku, čia viskas labai gražu. Nu, pasiruošiam. Va. Офигеть. Офигеть, kaip gražu. Žinau. Man gamtos vaizdai net šalia nestovi. Tai ten drakonas. Labai gražu. Nu labai gražiai įspūdinga Rotušės aikštė. Nu, žinokit, ko gero tai viena gražiausių Rotušės aikščių, kurią matęs. Lenkijoje jo, labai gražu. Super. Офигенный. Ten man. O ten kažkas gražaus yra. Nežinau, aišku, nedatraukia. Labai gražu. Ar reikėjo atvykti į Poznanę? Būtinai. Būtinai atvažiuokit į šitą nuostabų gražų miestą. Aplankyti reikia jo nepakartojimai gražią Rotušės aikštę. Senamiestį. Nu, mes čia bandėm įsiparkuoti, bet gavosi taip, kad kaina už viešbutį buvo nelabai suprantama. Nu, matomai, gal tai buvo surišta su žolinėm, kad ilgas savaitgalis. Šiaip labai faina. Nu, gražu. Labai faina. Reagavo šunį, nematė arba pavargo. Gerai, klauso, maladėc. Taip, Liuka, Liukutė, Liukutė. Vargšis maišytis. Liukas sako, tai tikrai man neatidavai? Tikrai. Jeigu atidavai, aš į batus prišyksiu. Ne, manęs nėra. Ne, jinai emsiu. Aš emsiu. Nenorit balandžio nupirkti? Šuniukam. Ne, va, gyvė pardėti.
Ой, šitos zlotus. Liuka, duok paukštį. Duok paukštį, duok. Atiduok. Ne čia jos, padovanojai viskas. Einam, Liuka, nešim namo. Tiek grobį. Sakyt, pizdėt 11 eurų sumokėjo, blėt, už žaislus. Liuka pagavo balandį. Pažiūrėk žmonėm. Duok. Pažiūrėk, kiek jie visi. Liuka. Jos, nu čia jos. Ne. Duok tegu neša. Kas pamato, visi šypsosi. Bet kaip jie... Wszystko ci tak wydaje. Labai gražu. Čia prie staliukų tik pamatė. Na, dar kartą paskutinis žvilgsnis. Labai gražu. Super. Muziejus. Din. Kažkur kaminas. O. Ko tu neši, kas yra? Eik tu savo. Moj tiesiog jau. Pareikti negali. Ne, aš manęs trūksta. Mes skaniai pavalgėm. Mes labai gražiam mieste. Oras puikus. Ne taip karšta. Liuka pagavo balandį. Ne taip oriai. Pagriebė balandį. Už gerklės tiesiai aikštėj. Ir nešasi oriai. Ir tiek sulaukė ovacijų, aplodismentų. Reiškia, visiems balandžiai užknyso. Barokas. Įspūdinga. Идем.
Įspūdinga bažnyčia. Jau. Dar kitaip. Jo. Ne. Nepanašu. Nu, buvau vieną kartą, kai ženėmsi. Ir viską pasakėjai. Nieko nesakiau, nes aš buvau nekaltas. Ar tai dar pametėjai? Kam tu čia man duodi, aš pirmą kartą gal matau? Nu, duok. Filmuoji. O, išgėrė ir iš karto atleido. Ypač va dabar. Nu, bet iš tikrųjų, va dabar atleido iš karto. Nu, žiūrėk, čia maži šuniukai. Čia ledai. Praleiskit žmonės, nu. Durni. Mes dar į pilį einam? Tai faina. Buvo. Kur nedėjus, sakėm, po to dėjus. Pakėlė man. Toks prikolinis instrumentas. Oi, blėd. Argi ne faina. Super. Korgis. Oi, ble. Gražu. Sienos kažkokie likučiai. Matomai statytas bokštas pilies, bet vis tiek fainai. Čia irgi matomai muziejus, bilietai ir ko gero uždaryta dar. Jo. A jūs kažko reikalausit, kad jūs atidarytų vartus? Gal aš dabar kitą pradedu sėsti. Da. Čia buvo tikslas, kad centras išliktų. O kadangi Vilniaus prekybai kitiem neleido centre nieko daryti, tai, kaip sakant, pagal modernų pirktis iš centro išnė.
Graži architektūra. Gražus prekybcentris. Kažkoks toks. Mes, blėt, kaip provincija kažkokia, ne? Čia va toks gražus europinis miestas. O mes, sakau, kažkokia provincija gilina. Tarp rusų ir lenkų. Nei to rusai, nei to lenkai. Kaip? Jaučiasi, kad jie turėjo tikslą, bet centras miesto būtybė. Nu jo, pas mus išgrūdo viską, jo. Pas mus su draugiem. Mes Olštino pily. Graži pilytė. Toks nedidelis. Labai nedidelė. Bet labai graži. Fainai atrodo. Liuks. Nu, gražu. Gražiai. O, tokia erdvė koncertų. Tai faina. Mes Olštine. Biškai po senamiestį. Išėjom prasėti. Mažas tas miestukas labai. Čia viena iš kelių gotikinių bažnyčių. Merginos nubėgo į apačią. O, čia gražu. Tenai reiks nuveiti būtinai. Einam. O, kaip ten faina. Ten būtinai reikia nuveiti. Čia tokie va. Gražu. Gražu. Mes su mergytėm. Kas? Šventosios Katažinos seserija. Kaip viduj? Gotika. Olštine. Jo. Aš labai norėčiau va prie tos nuveiti. Ten pilis matomai, ne? Pavalgom ir nueinam. Nu, pavalgom ir nueinam. Nu, labai gražiai įspūdinga Rotušės. Psichologinė būsena. Kalbėjo, nu tai tavo problema,
žino, kaip sakoma, vaikeli. Kazlauskas išsinuomavo prie Kainų vilą, nežinau kokią kainą. Vilą su baseinu ir teritorija. Užkanda. Bet čia panašiai kaip jūs, va tada... Bananiukštis ir va, porą saldainių. Nusileidimas prie jūros, nu... Mes į Lietuvą, Lenkai po išeiginių namo. Va toks kamštelis. Va toks kamštukas. Ir jau mes jau senokai važiuojam, kol nutariau pafilmuoti.